Sveiki, šiandien Kabalos akademijos Lietuvoje platforma pristato temą, kas gali studijuoti Kabalą. Ruošiamės naujai startuosintiems Kabalos kursams, vyks apmokymai tarptautiniu lygiu, vienu metu visame pasaulyje, visų pasaulio šalių Kabalos akademijose. Bus labai įdomu, daug informacijos. Ir šiandien yra sekmadienis, spalio 8 diena. Kaip ir kiekvieną sekmadienį nuo 17 valandos mes susitinkam mūsų Zoom platformoje. Čia yra ir dalyviai, jūs dabar jų nematote. Mes turim temą, turim pristatymą temos ir po to mes kartu čia pasikalbėsim. Mano vardas yra Artūras ir pradėkim tada nuo to, kad apie kabalistus nuo pat senų laikų sklinda daug visokiausių mitų, daug visokiausių pasakojimų, apipintų mistiką, įvairiausiais ten prietarais ir taip toliau. Žmonės vieni bijojo kabalistų, kiti labai norėjo jiems įsiteikti. Sakoma, kad jie ten turi visokių galių, ten nedaug dievė netaip į jį pasižiūrėjo kažkaip. Taip pat pas mus Lietuvoje, gal mes su tuo mažiau susidūrė, kitose pasaulio šalyse, kur buvo daugiau, kas daugiau susiję buvo su judaizmu. Žmonės žino, kad Kabala tai yra slaptas mokslas, kad tai yra ne kiekvienam, kad jį studijuoti gali ne kiekvienas. Ir iš tikrųjų, tai pradedant dabar apie tai, kas ta Kabala, kas ją gali studijuoti, reikia pradėti nuo to, kad Kabala yra 6000 metų. Pirmasis kabalistas, visiems žinomas herojus iš mūsų visiems gerai žinomas Biblijos, tai Adomas, pirmasis žmogus, iš tikrųjų ten pirmasis kabalistas, žmonės ir iki tol gyveno, ir po to gyveno, tai tiesiog tas žmogus, kuris pirmas atskleidė tą ryšį su ta sistema, kurioje gyvena, jis ir buvo pilnasis žmogus, Adam, hebrajų kalboje reiškia žmogus, ir nuo tada prasideda Kabala. Taip pat tai nebuvo vienas žmogus, tai buvo vis dėlto tam tikra mokykla, tam tikra žmonių grupė. Taip Kabala perdodama iš kartų į kartą, nuo kabalistų kabalistams. Ir visada iš tikrųjų ir galiojo tokia taisyklė, kad Kabalos negalima atskleisti pašaliniams. Kabala turi būti griežtai slepiama nuo žmonių. Todėl ir kabalistiniai tekstai yra užkoduoti, taip parašyti, kad tik supainiotų. Sako, kad kabalistas Abromas sukūrė 70 religijų tam, kad supainiotų žmonės ir taip toliau. Tai visa tai vyko todėl, kad žmonija dar nebuvo pasirengusi šitom žinioms. Nes kaip ir atominė bomba, jeigu atominė bomba patenka į žmonių neatsakingų žmonių, sakykime, nesubrendusių žmonių, nesuprantančių ilgalaikių to pasiekmių rankas, tai įvyksta katastrofa. Tai tas pats ir su Kabalos žiniomis. Kabalistai suprato, kad to žinios yra tokios galingos, kad tai negali patekti į nepasirengusių žmonių rankas. Kas yra tas pasirengimas? Tai iš tikrųjų yra noras, kad žmoguje turi būti didelis noras, vidinis siekis pažinti kažką aukščiau, kažką aukščiau, kažką esantį už žmogaus ribų. Tas noras jau apsaugo žmogų nuo klaidingų veiksmų, net ir susidūrus iš tikrųjų su galingais įrankiais. Tai daug kartų kabalistai slepia Kabalą, prikūrė iš tikrųjų patys įvairiausių legendų, draudimų, tokių kaip draudžiama mokytis Kabalos moterims, draudžiama mokytis vyrams jaunesniems negu 40. Po to jau vyrai gali mokytis, jeigu jau virš 40, bet jie turi būti vedę. Ir kad ir vedęs, kad ir virš 40, neįsileidžia kabalistai pas savęs į mokymosi vietą, atmetinėja, išstuminėja, atstumia visaip
visokiais būdais atmetinėjam ir jeigu žmogus iš tikrųjų tam turi didžiulį norą, tas noras neleidžia jam jau geriau mirti negu gyventi be kabalos, tada tik pamatę tą didelį norą, jie įsileisdavo tokį žmogų ir jį mokydavo. Ir taip tęsiasi iki 1500 metų. Tai yra mūsų eros metų, nes kabala 6000 metų, tai yra tam tikras vystimosi periodas, kuriame visa žmonija bendrai prieina tam tikrą lygį, kur žmonėse jau žmonija subręsta, atsiranda joje tam tikri norai, kurie jau yra pasirengę susipažinti su kabala. Tai nuo tada sakoma, kad kabala yra atskleista, atvira visiems. Tada pasirodo didysis kabalistas Ari, jis atskleidžia kabalą tokiam lygiai kaip dabartinė fizika, matematika, tiesiog tiesiai šviesiai apie visą aukštąją mechaniką. Tai tam įsisavinti iš kur reikia dar 500 metų, kad žmonės sukramtytų tas žinias, kurias pateikė Ari. Tame laikotarpyje mokslininkai, tikrai žinomi mūsų mokslininkai, tie praeities mokslininkai, tokie kaip mokslininkai ir filosofai, tokie kaip Aristotelis, Platonas, daugybė arabų mokslininkų. Mums visiems labai gerai žinomas Newtonas. Tokie mokslininkai studijavo kabalą, netgi kabala ir buvo jų kaip ir pagrindas jų žinioms, jų pasaulio pažinimui. Nes tais laikais dar ir į mokslą buvo požiūris toks, kad mokslas tai yra pasaulio pažinimas, tai yra, kad mums reikia pažinti pasaulį, jo esmę, o esmė tai yra nepriklausanti nuo mūsų, mes ją turim atskleisti, paimti ir mes turim pasaulį pažinti tam, kad prie jo prisitaikyti, jame integruotis, o ne pažinti tam, kad jį palenkti pagal savo supratimą. Tai iš ko ir kai mokslas padeda kuo toliau mokslas atitrūksta nuo pasaulio pažinimo, jo esmės pažinimo, perina prie tam tikrų dėsnių įsisavinimo, mokslininkams ir kabala tampa jo svetima, nuo kito tai mokslininkai studijavo specialiai hebrajų kalbą, kad šaltinius galėtų paskaityti, studijuoti originalo kalbai. Tai ta kabala taip vystosi, netgi praeities filosofai iš vis buvo tokio požiūrio, kad bet kokį mokslą yra draudžiama atskleisti paprastiems egoistams, kurie to nepasirengia, bet kokias mokslo žinias ar kažką reikia slėpti nuo tautos. Tai yra dalykas, kuris gali būti prieinamas tik žmonėms, kurie turi aukštesnių tikslų. Ir šiam žmoguje nuolat ir prabunda. Sakoma, kad pas mus kas kažkiek laiko, dabar tik jau tikrai, anksčiau senesniais laikais to netiek ryškiai buvo, dabartiniais laikais tai jau tikrai labai dažnai prabunda arba noras pažinti aukštesnę jėgą, kažkokią aukštesnę jėgą, kuri mus valdo ten, ar ten Dievas, ar ten kažkokio kitokio pavidalu. Tiesiog priartėti prie tos jėgos, pažinti esmę, arba noras kaip tik paneigti jos egzistavimą. Kai iš tikrųjų tie du norai yra vienas ir tas pats, poreikis pažinti gyvenimo esmę, kuris pasireiškia tokiam dviem apraiškom. Tie tokie norai vis mus veda prie studijavimo ir iš tikrųjų, ką aš sakiau, kad nuo 1500 metų, kai kabala tampa atvira visiems, iki 1995 metų tai yra tiesiog tai atvira, tai prieinama visiems, o nuo 1995 prasideda toks laikotarpis, kada kabala, sakykime, ne tik kad prieinama, bet ir būtina visiems. Prasideda didžiulis spaudimas iš gamtos pusės, iš mūsų
išsivystymo pusės, iš mumyse prabundančių norų pusės, prabunda tas noras, sakykim, kelis kartus į dieną, ar tai paneigti aukštesnį jėgą, ar tai su ją susipažinti, daug kitų norų. Ir iš jų išeitis yra tiesiog pažinti esmę, pažinti savo prigimtį, pažinti pasaulį, pažinti, kur viskas eina. Tai kabala tampa kaip ir išsigelbimo įrankis, sakykim, žmonėms, kurie jau dūsta nuo buvimo tame uždarame savo mažame pasaulyje, kurie nenori egzistuoti, tiesiog praegzistuoti 70 metų. Tiesiog mes taip jaučiam, taip, kad tiesiog praegzistuoti 70 metų ir kokia iš to prasmė. Kiekvieną dieną skaičiuoju, kiek man dar liko, tai kokia prasmė. Taip toliau, taip toliau. Tai čia nesiplėsiu. Tai kas gali studijuoti kabalą? Kabalą gali studijuoti kiekvienas norintis. Net reikėtų net nenorinčiam susipažinti su pagrindiniais teiginiais, nes tai yra vis dėlto pagrindiniai gamtos dėsniai, tai yra dėsniai. Tai gali studijuoti tai ir vyrai, ir moteris, ir vaikai, nors Kabalos akademija mes priimam studijuoti tik pilnamečius dėl tam tikrų žmogaus teisių, dėl vaikų teisių. Tai yra tik pilnamečius, kurie priima sąmoningą sprendimą studijuoti. Jaunesni galite žiūrėti mūsų medžiagą, bet į akademiją kol kas jūsų nepriimsim. Tai gali studijuoti kiekvienas, kuris tam turi norą. Nesvarbu, ten jūs vedęs, nevedęs, susituokusi, išsituokusi, ten turite vaikų, neturite, turite darbą, neturite. Iš tikrųjų, visa tai nesvarbu, nes pažinti patį mokslą galim visi, toliau gilinantis ir norint tas žinias paversti tikrų pasiekimu. Matom, kad iš tiesų vien tik mokslo nepakanka, reikia labai įvertinti ir tą situaciją, kur esam. Dažnai žmonės padėdami studijuoti, mes žinom daug visokiausių, sakykim, savo gyvenimo esmės paieškose esančių žmonių, kurie atitrūksta nuo tikrovės, viską meta. Taip pat lygiai ir su kabala padeda žmonės studijuoti, nori mesti savo darbus, nori mesti savo užsiėmimus, visko atsisakyti, atsiduoti mokslam, apsiriboti save. Tai iš tikrųjų, jeigu norime iš tiesų tapti kabalistais, tai čia yra kabalistų patarimai, kad kaip tik nuo nieko neapsiriboti. Žmogus privalo gyventi pilnavertį socialinį gyvenimą, tokį, koks yra atitinkamai šitoje kartoje, kurioje jis gyvena, kaip kiekvienas statistinis pasaulio pilietis, jis turi turėti, jam rekomenduojama turėti šeimą, ypatingai vyrui, ją rūpintis, turėti žmoną, turėti vaikų, eiti dirbti, uždirbti, netgi jeigu jis ir, sakykime, ir yra apsirūpinęs materialiai ir jam dirbti nereikia, tada eiti dirbti už dyką, labdarą. Svarbiausia, kad jeigu visi žmonės dirba 8 valandas šitoje šalyje, reiškia ir kabalistas privalo dirbti 8 valandas. Nesvarbu, čia nesusijęs su pinigais, čia yra susiję su visos visuomenės būsena ir tiesiog su tuo, kad tu privalai būti visuomenė. Tai daug tokių rekomendacijų, kaip anksčiau tos rekomendacijos buvo pateikiamas kaip draudimai, bet iš tikrųjų tas neriboja, bet kas gali pasiekti maksimalius pasiekimus, maksimaliai pažinti šitą mokslą. Tiesiog tai yra dalykai, kurie labai sustiprina tą tikrą mokslo pasiekimą. Ir iš tikrųjų tada atsiranda vietoj 24 valandų kabalos, kol kabalai lieka tik gal pusę valandos per dieną, bet tai yra tas pusę valandos, kuris tau garantuoja kokybiškai ir tikrą neišdarkytą kabalos mokslą. Taigi ačiū visiems. Kviečiu užsiregistruoti į kabalos kursus. Nežinau, reklama gal dar nepasirodė, bet tada laukit, lankykitės tinklalapyje kabala.lt. Ten sužinosite daugiau informacijos, sužinosite taip pat apie sekmadienio klubą ir kas čia vyksta po to, kai mes baigiam transliaciją. Iki visiems.